1944 m. balandžio 9 diena Gaidžių ir Gumbio kaimo gyventojams tapo lemtinga. Naciai įvykdė kruviną išpuolį prieš taikius gyventojus. Baudžiamojo vokiečių dalinio tikslas – įbauginti vietos gyventojus, o taip pat suvesti sąskaitas su partizanais, nepaisant to, kad jų čia nebuvo. Balandžio 8 dieną į Kidarų kaimą atvyko šarvuotas traukinys su kareiviais ir 2 tanketėmis. Balandžio 9 dieną iš Gudeliuose stovėjusio traukinio prasidėjo miško apšaudymas. Po to kareiviai pajudėjo gilin į Rūdninkų girią. Apsupę advokato ūkį Gumbio kaime, Kluone vokiečiai sušaudė apie 50 dvaro darbininkų ir karo pabėgėlių. Trobesius su nužudytųjų palaikais sudegino. Tądien nužudyti ir Gretimo Gaidžių kaimo gyventojai, o balandžio 10-ąją ir Kernavo kaimo gyventojai. Butrimonių ir Pabarės parapijų klebonas Juzefas Škilovič dėkojo susirinkusiems už atminimo puoselėjimą. Jis tai pavadino krikščioniško tikėjimo egzaminu, kai gyvųjų pareiga atminti mirusius ir už juos melstis. Minėjime dalyvavo Gerviškių seniūnijos seniūnas Pavel Kazarin, seniūnijos darbuotojai, netoliese esančios Skerdimų kaimo gyventojai, o taip pat šalčininkų Janas Nedeckio ir Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijų harceriai. Visi kartu pagerbė žuvusius malda ir tylos minute, o prie kapinaičių kryžių uždegtos žvakės, padėtos gėlės. Dėkojame jaunimui ir vietos gyventojams už dalyvavimą minėjime ir tragiškai žuvusių mūsų rajono gyventojų atminimo ir istorijos puoselėjimą.